Treneris su pergale, sakiau prieš šių rungtynių pradžią, kad Dainava yra tokia komanda, kuri sugeba Hegelmanam pridaryti nemalonumų. Ką akcentavote prieš šias rungtynės ir ar pavyko tai, kam ruošite? Tikrai taip, kaip ir sakot, su Dainava pas mus būna tokių rungtynių, kur prarandam taškų. Šiandien, ką akcentavau, tai visų pirma, presingą nuo pat pirmų minučių, neleisti jiems žaisti. Matom, kad jie mėgsta kontroliuoti tą kamuolį ir žaidžia per trumpus perdavimus ir tikslas buvo kažkur tai juos aukščiau paspausti, neleisti jiems įžaisti, kad žinojom, kad jie klys ir jie klydo, manau, kad mes nemažai tų kamuolių perėmėm. Ir patiko man ta energija, visas rungtynės ir mes suprantam, kokioje situacijoje esame ir kad niekas nieko neaišku iki dabar ir laukia įdomi pabaiga. Laukia, galima sakyti, gal ne finalai, bet labai artimi tiem, nes žaidžiate su Vilniaus Žalgiriu ir po to žaidžiate su Sūduvos, su komandom, su kuriomis ir konkuruojate. Tikrai taip, tai kaip matom, kaip kai kurios komandos užbaiginėja sezonus, tai čia gal ir geriausias variantas, kad įsispręsim visi tarpusavį, būtent tos komandos, kurios ir kovoja dėl tų vietų. Prieš rungtynes ir jūs, mačiau, žiūrėjote aikštę ir aš, tai skiriasi aikštė pradžioj ir po rungtynių. Tai čia, aišku, nieko nuostabos, bet ar vis tiek jūs daugiausiai treniruojatės ir žaidžiate ant dirbtinės aikštės namuose, ta natūrali aikštė ir tokia sunkia aikštė sezono pabaigoje turbūt neprideda pliusų jūsų komandai. Tikrai matėsi, net jau gal 15 minutę mačiau, kad kai kurie žaidėjai vos kvėpavo, nes tikrai energijos įdėjome daug ir tas presingas daug kainuoja jėgų ir pasirinkom tokią taktiką žaisti vienas prieš vieną ir reikėjo tikrai distancijos sukurti nemažai. Tai matėsi, kad kai kurie žaidėjai, kurie tikrai žinau, kad gali ir daug bėgti, bet mačiau, kad vos kvėpavo. Tai aikštė yra tokia, kokia yra. Kažko tai tikėtis ir nebuvo galima. Tai ruduo, lietus ir sunkiai aikštė, bet aš manau, kad savo kovingumu mes šiandien būtent tą pergalę ir pasiekėme. Atkreipiau dėmesį, kad gana ramiai, bent kiek rodė kameros, vis sėdėdavot. Šiandien buvo tokios rungtynės, kurias galėtum pavadinti vienomis iš ramesnių, ar vis tik tai apgaulingas įspūdis? Tikrai apgaulingas įspūdis, paprasčiausiai tai, kad sėdėjau, tai paskutiniu metu taip darau, atsisėdu ir žiūriu, komanda yra paruošta, jie žino, ką turi daryti ir komentuoti kiekvieną veiksmą, nesinori, jie turi prisitaikyti ir jie tai darė, manau, tikrai neblogai čia.